Komandai pralaimėta Belgrade žaidusiai Maccabi ekipai ir praėjusią savaitę po neblogos kovos pralaimėta ir Pirėjo Olympiakos komandai. Ta nebloga kova, aišku, nepogadžio iki galo, kadangi pergalių reikia. Eurolyga negailestingai dėjo kūnų Dunstonas. Čia vadinamas jo zipinis puolimas. Ir aišku, ieškomas Tavaresas. Taip, Tavaresas baudos aikštelėje, nugarą į krepšį, bando užsimti gerą poziciją prieš Dunstoną. Daug jo judesių ranka prieš Dėdę Bryantą. Ir čia nėra pražangos, leidžia žaisti toliau Eurolygos rungtynių arbitrai. Ir Trinkieri gauna rekordiškai greitai techninę pražangą šios dienos rungtynėse. Ir čia dar reikia būti kažkiek apsiraminti, nes jau galimai kai nebuvo pražangos, kai atrodo dabar beros ar... Gerai, kad taškų nėra. Nėra labai geras metikas Kampaso, bet žinom, kad pataikyti jis tikrai gali ir ypatingai tokius metimus. Walkeris vėl atmeta kamuolį Giedraičiui. Po dvikovos šią savaitę jau taškais yra pasižymėjęs. Žalgirio ataka, Laurynas Brutis labai toli nuo krepšio. Praleido galimybę perduoti kamuolį Dovydo Giedraičiui. Walkeris. 3 taškai. Taip ir pastaroji labai gera atkarpa yra iš Marijo Hezonijos. Čia Brady Manikas, geros jo rankos, tada jau ir Giedraitis pasijungia į darbą ir galų gale vėl bendrom pastangom čia. Visi laukiam dėjimo. Kokią lemiamą bloką uždėjo. Saša Kovlerų, taip. Čia Džananas Musa, neria į baudos aikštelę ir šį rodo visiems persidavė. Čia vėl. Kečius slysteli, ten gal net ir parketą reiks pavalyti. Francisko Menikui, Menikas iš toli, 3. Yra sužaidęs vyrukas, kurį šiandien ant parketo tikriausiai pamatysime. Serhijo Jujas. Čia blokas Facundo Campaso. Buvo labai akivaizdu ir teisėjas buvo visai šalia. Na žinai, tie akivaizdų dalykai praėjusią savaitę irgi buvo akivaizdžių dalykų. Taip. Francisko. Dovydas Giedraitis. Žalgiris gali didinti savo turimą didžiausią pranašumą iš toli Francisko. Geresnį žaidimą Hezonija aikštėje. Taip, ir kažkada padės laimėti Europos čempiono titulą Kauno Sporto halėje. 16-mečių rinktinėje. Bosniams tai yra vienas didžiausių apskritai krepšinio pasiekimų tarptautinėje arenoje. Francisko, Butkevičius iš toli. 3 taškai. Ir kaip vėliau įsibėgėjo žalgiriečiai. Seržas Ibaka. Na, matėm tikrai, kad pirmiausia tai pradėjo nuo gynybos ir labai gera atkarpa buvo gynybo ir geras kontaktas. Čia matom silpnėjimas Francisko. Čiurna atrodo pasisuko. Sezone trenerių sprendimų praleidžiantis rungtynes. Čia dar kartelį. Taip, Džananas Musa pastatė koją ten, kur leidosi Silvenas Francisko. Labai nemalonus epizodas. Taip, labai nemalonus, bet tikrai netyčinis epizodas. Lekavičiui. Dovydas Giedraitis pramestas metimas iš vidutinio nuotolio. Ir Lekavičius praleido 4 pastarąsias rungtynes trenerių sprendimu, bet... Ir tai vadiname pauteriai. Taip, kitoks Žalgiris yra šiame sezone, sudėtis yra gilesnė. Čia Lukas Lekavičius, reikia išmesti kamuolį. Spėja. Žalgiriečiai. Ir svarbiausia, kad Žalgiris neprisidarė labai daug problemų dėl greitai surinktų komandų. Taip, Arnas Butkevičius, koksai blokas. Lukas Lekavičius bando sunaikinti likusias pirmojo kėlinio pabaigos sekundės. Lekavičius, geras driblingas metimas iš toli. Lukas Lekavičius! Pataikė visi 6 skirtingi Žalgirio žaidėjai. Irgi puikus pastebėjimas. Ibaka prieš Smailagičių. Manoma surasta ledą po vakar dienos... Būtų taškų greitajam puolime. Būtent. Kaip mėgstam sakyti, klaidai nelygi. Kartais klaida tau nepadovanos blogiausiai įmanomo scenarijaus, kartais varžovai baus. Ibaka. Vėl tarp kelių kraštus dabar tykšta Alinui Smailagičiui, bet kaip būtų gerai turėti vieną kitą sėkmingą epizodą puolime. Hezonija. Taškai yra įskaityti. Grįžta ant parketo. Išsiaiškinsim tą situaciją jau didžiausios pertraukos metu, jeigu jis nebus sugrįžęs ant parketo. Čia Dovydas Giedraitis. Felisas prieš jį. Laurynas Brutis vėl aikštelėje. Giedraitis prieš Ibaką, kaip geriausiais laikais. Gali tęsti šią ataką Madrido Realas. Sirgaliai norėjo pažįstos vidurio linijos taisyklės. Ibaka, dar vienas jo tritaškis dabar iš centro. Galbūt žaidėjai, kurie yra metikai, bet kita vertus matom, kad dabar būtent tas rizikas yra kažkiek tai prie Edgaro Ulanovo. Čia rizikuojama nuo Andreso Feliso, bet kas išjudins Kauno Žalgirį? Butkevičius, Dovydui Giedraičiui. Čia vėlgi mes šnekėjome apie tai, kad žalgiriečiai yra antro kėlinio. Dovydas Giedraitis. Pats turi gelbėti šią realų ataką. Giedraitis su Butkevičiumi keičiasi gynyboje, tad patikimas keitimasis. Čia Smailagičius. Fantastiškas turėjo progą. Ir čia vos nesuklysta Deividas Sirvydis. Kaip nuo sienos kamuolys nuo Smailagičiaus atšoko atgal į Sirvydžio rankas. Ir čia atrodo techninė pražanga. Apie pirmą rungtynių pusę. Būtent. Dar labai daug gražaus laiko ir toliau pildyti taškų kraitį.
Žalgiris vėl priekia 4 taškais. Džananas Musa nuo lentos. Čia Kampaco. Puikiai dengiasi prieš Dovydą Giedraitį. Taip pat žaidėjas, kuris abiejose aikštelės pusėse yra tikrai labai naudingas. Gynybinis buldogėlis Real gretose. Čia laisvas Walkeris iš toli. 3 taškai. Žalgiriui rašyta pirmoji pražanga šiame ketvirtyje. Hezonė mindamas tritaškio liniją atakuoja Manas, bet į Žalgirio pusę. Walkeris. Per Hezonį atakuoja iš toli. Atrodė, kad užsikūrė Walkeris. Taip, užsikūrė Walkeris, nepaisant jo trečios asmenės pražangos. Kaip nerė su 2 taškais. Agresyvumas sukuria šitą situaciją Lauryniui Biručiui. Žalgiris vėl bando savo didesnę energiją, agresiją šiose rungtynėse perimti kontrolę į rankas, bet čia Džananas Musa. Atrodo taip pat pasitempė koją. Ir trukdė jam nusileisti, tai bus nesportinė pražanga. Ir atrodo, kad gali būti taip. Ir bendrai abiejose komandose tai 12 taškų. Gerai atgrau Ulanovo gynyba. Čia kaip sukasi Reitanas Meisas. Musa. Dar kartą paleistas Musa. Baigėsi Tavarės rungtynės Eurolygoje 0 naudingumo balų. Giedraitis. Reikia prabusti Žalgiriui. Gerai dalijasi kamuoliu žalgiriečiai. Čia Brian rungtynių pertraukos Eurolygoje. Lekavičius galų gale nebedvėjoja, meta iš toli, na bent jau gerai, kad paleidžia kamuolį, bet blogai, kad jis labai patogiai nukrenta Džananui Musai. Taip, Žananui. Taip, bet jeigu po rungtynėse prieš Olimpiakos labai buvo daug perdavimų klaidų ir kitaip tariant išprovokuoto Olimpiakos gynybos, tai čia matom, tai užtvara, ne, tai užtvaros kamp. Antrą rungtynių dalį buvo pataikę tik 2 tritaškius. Dabar jau yra realizavę 3-1 per šį ketvirtį. Geras Brazdeika pagalba. Abaldė. Atakuoja dabar ir Brady Meneką ir pusas varžovo baudos aikštelėje labiausiai pasijautė dvikovą Belgrade su Partizanu. Tada išmesti net 40 tritaškių. Žalgiris pataikė 16, laikėsi rungtynėse čia į Baką. Noro daug, bet tas noras į rezultatą nepavirsta. Iš Smailagičiaus čia Jujas. Kamuolį bando pataisyti į Baką. Dar vienas puolime atkovotas kamuolys Madrido Real komandoje. Abaldė trečiame ketvirtyje irgi turėjo savo atkarpų. Dabar kokį bandė čia įsukti dvitaškį. 3 sekundės. Felisas iš toli. Smailagičius užpulti prieš Seržą Ibaką taip toli nuo krepšio bus tikrai sunku. Ir čia dar viena klaida. Čia Lonnie Walkeris. Jis gali ir užkrėsti kovingumu visą komandą. Na taip, tikrai fantastinis blokas. Lonnie Walkeris. Ore dar kaip Michaelas Jordanas išsiraitė Lonnie Walkeris. Na taip, bet kol kas irgi per daug statinis žaidimas, vien tik tai Lonnie Walkerio ieško žalgiriečiai. Minus 15. Taip, 4 sekundės čia gera Danstono gynyba. Jujas leidžia mandariną iš rankų. Ir dar vienas neatkovotas kamuolys. Praleidžia. Varžovai antraisiais bandymais jau surinkė 11 taškų. Ir čia atrodo dar viena klaida. Realiai Andžiajas, Maginas įdėjimu. Dar vienas pramestas tritaškis. 24 išmesti 25 išmesti tritaškai ir tik 7 pataikyti. Realas per trečią kėlinį pataikė 3 tritaškius, per antrą 2. Ir dar Sergio Jujas. Walkeris. Vėl veržiasi į baudos aikštelę. Vėl nėra pražangos. Čia Smailagičius. Ten virtusi ir treneriai jau spėjo pakeisti šiame sezone Luka Banki. Užleido savo vietą Duško Ivanovičiui. Čia labai aktyvi gynyba prieš Lonnie Walkerį ir Alenas Smailagičius. Serija atrodo įspūdingai, bet panašu, kad rotacijoje reikėtų dar vieno kito pajėgaus žaidėjo Madrido Realui. Taip, matom, kad yra Lonnie Walkeris. Per tą labai nesėkmingą pastarąją 3 rungtynių atkarpą. Čia ojojojojoj. Garuba įsijungė. Priežastis geresnio žaidimo. Taip, ką Žalgiris padarė su Realo sirgaliais Madride, tą Realas daro su Žalgirio sirgaliais Kauno. Žaidėjai galėjo pailsėti su maksimaliai plačia rotacija, o poryt jau laukia dvikova su Tenerifės ekipa Ispanijos krepšinio čempionate. Taip, ir daug šansų labai prastų pataikymų iš toli. Čia yra Mario Hezonė ore. Sužaidė galbūt aukščiau savo vidurkio. Taip, visgi netgi 10 taškų surinko Hezonė, bet tai toli nuo tų pastarųjų rungtynių vidurkių. Lekavičius, kamuolys krepšinio. Tas kol kas vienintelis iš 24 žaidėjų dar nepelnęs taškų, turėjo labai gerą šansą. Smailagičius čia jo
suapeliuoja Žalgirio žaidėjams, kad ateityje reikia daugiau kovingumo, reikia pergalinės ir gali tik į komandą. Taip, labai nepamiršiu tos būtent prieš gal 4-5 metus dėkojo žalgiriečiams ir vienas turkas, atsimenu, tada priejo, sako, aš nesuprantu tokių fanų, sako, iš gerosios pusės, kai tu pralaimi 30 taškų beviltiškai ir tu dar palaikai savo